Labas, čia Mantas iš Matiekos korepetitorius. Dažnas tikimybių uždavinys, tai duotas laimės ratas, skritulys padalintas kaip 1, 2, 4 ir 5 yra lygios ir 3, 6 dvigubai didesnis. Dabar matome, kad iš brėžinio viduryje jisai gali būti padalintas kiek čia. Skaičiuosiu 2, 4, 6, 8 į 16 lygių dalių. Arba jeigu brėšime liniją per pusę, galim sakyti, kad jie 8 lygės. Tai tiesiog dirbsim su 8. Taip, kokia tikimybė, kad pasukto rato rodiklė sustos ties nelyginiu skaičiu. Dabar susižymim tiesiog kokį plotą užims nelyginiai. Tai nelyginiai bus 1, 3 ir 5 tiesiog suskaičiuoti trupmenomis. Tai užima vienetas užima 1/8. Tai 1/8 sudėsim su 1/8 ir sudėsim su, kaip čia bus ketvirtis, bet galiu irgi parašyti kaip 2/8. Jeigu viskas sudėsim, tai tikimybė nuo, pažymėsiu jį gal nelyginį, tiesiog ne. Tikimybė nuo nelyginio bus 1/8 plus, kad vienetą išsuksim, plus 2/8, kad trejetą, plus 1/8, tai bus tikimybė, kad išsuksim 5. Ir čia 4/8, kas prastinsis į 1/2. Tai uždavinys tikrai paprastas ir matosi akivaizdžiai, kad lyginiai skaičiai užima lygiai pusę ploto. Tiek.